pamirškite, kad balsavimas bus netrukus stabdomas. Taip pat nepamirškite, kad šiek tiek ne visai vienodos sąlygos merginams. Barbara iš tikrųjų neturėjo kada atsiskleisti, tai negalėkite balsų ir jai. Ir kas, aišku, norite balsuoti už Daivą, balsuojate už Daivą 1671 ir už Barbarą 1672. Bet, kaip sakoma, tuščia vieta ilgai nebūna. Ir čia yra nusidriekusi visa eilė naujų pretendenčių. O pretendentė yra viena. Prie dalyvių prisijungs mergina, kuri savo visą laiką skyrė karjerai. Bet ji nutarė pasinaudoti šansu ir galbūt pabandyti jaunikį susirasti čia. Gal pamačiusi Radži, ji nuspręs, kad tai tas žmogus, su kuriuo ji norėtų būti. Todėl suteikime šansą, dėmesio, pasitikite. O tai tau. Tai tau visas tuntas pretendenčių. Lietuvos nacionalinės moterų rinktinės narė Natalija. Linksniuotė, kurioje susipynusi aistra ir atsakingumas. Laura lanko moterio krepšinio komandą Aistės LSU. Laura. Laura, čia tu? Čia aš. Sakyk, Laura, ko tau iš Radžio reikia? Man labai jo patinka mėlynas akis. Jis yra tamsiaus gymio, kaip mano idealas, ir kartais klausaus jo dainų. Taip, jis dar yra ir galingo ūgio. Lietuvos ir Baltijos moterų krepšinio lygų vicečempionė, knygų ir kosmetikos maniakė Eglė. Klaipėdos moterų krepšinio komanda Fortuna. Eglė, aš tai dabar suprantu, kodėl tau tėvai davė tokį vardą. O kur tu atėjai iš šou? Prancūzija yra mano svajonių šalis ir kadangi gyvenu Lietuvoje, norėčiau priartinti savo svajonę prie jos išsipildymo, susirasdama vaikiną, su kuriuo sudaryčiau nuostabią prancūzišką porelę. Čia jau tokia būtų visai Europos merginų jaunių vicečempionė, Lietuvos ir Baltijos moterų krepšinio lygos vicečempionė, malonumą atrandanti šokyje. Monika, Klaipėdos moterų krepšinio komanda Fortuna. Monika, kaip gyveni? Gerai. Patinka Radžis? Labai. O aš, neklausiu, gerai. Tai kokie tavo tikslai šiame šou? Man Radžis atrodo labai įdomi ir charizmatiška asmenybė. Tad norėčiau su juo susipažinti artimiau ir sužinoti, ar taip yra iš tiesų. Išmokysit žaisti krepšinio? Žinoma. Lietuvos moterų krepšinio lygos bronzos laimėtoja. Dėmesio, mėgstanti ginklus. Milda, Kauno rajono moterų krepšinio komanda Sirenos. Žinai, Milda, šalia tavęs irgi krepšininkų pasijunto. Kokie tavo tikslai šiame šou? Aš norėčiau susipažinti su Radži ir galbūt pagyventi seninį jo gyvenimą. Nenušausi. 13 metų padovanojusi krepšiniui, bet visada atrandanti laiko savo silpnybei apsipirkinėjimui. Justina, Marijampolės moterų krepšinio komanda Sūduva Mantinga. Labas, kaip tau Radžis? Nieko. Kažkaip galvoju, kad biški šviesesnis, tamsus, dar geriau. Man labai žavė tokie vyrai. Nieko, kai susipažinsi artimiau, suprasti, kad jis dar ir žalias. Gražiausia 2010 metų krepšininkė, neįsivaizduojanti savęs be tatuiruočių. Lina, Vilniaus moterų krepšinio komanda, Kibirkštis, Viči iki. Neklausiu, kur tavo tatuiruotės yra, bet kaip tau Radžis ir koks tavo tikslas čia? Aišku, parsiveš namo. Ačiū, Radži, ruoškis. Štai taip, mes sužinojome mūsų merginų motyvą ir dabar reikėtų... Aš priminsiu gal... numerius, kuriais jūs galėsite balsuoti. Už Daivą jūs balsuojate 1671, už Barbarą 1672. O aistras taip pat pakurstys Urtė. Mano akis užsimerkia, šiltas vėjas glosto jas. Nematau, negirdžiu, nežinau, ar tai tu pas
dangų. Skraidom tarsi aitvarai, pataluos debesų, nesislėpki už jų, aš žinau. Ką mąstai, ką jauti, ką nešioja širdį. Netrukus mes visi sužinosime, kuriagi iš krepšinio merginų Radžis pasirinks. O dabar eteryje reklama. Sveiki sugrįžę į realybės šou Radži ieško žmonos, kur verda pačios tikriausios aistros. Tad viena iš merginų šį vakarą nebejotinai paliks šį šou. O aš noriu pasakyti, kad balsavimas yra stabdomas. Merginos, jūs tuoj pat sužinosite balsavimo rezultatus, bet prieš tai mes norime išgirsti Radžio sprendimą apie šias nuostabes krepšininkės, kurią vieną jis išsirinko tam, kad jį prisijungtų prie kitų žavių pretendenčių kovoti dėl jo širdies. Radži. Taigi, Radži, tavo sprendimas? Na kągi, visos labai simpatiškos ir gražios, bet renkuosi Laurutę, kuri tikrai yra nuostabi, graži. Norėčiau tave matyti prie visų Laura, kitų. prašom užimti vieną iš kėdžių. Taigi, sveikinam Laurą prisijungus prie šio žavaus kolektyvo ir linkime jai sėkmės kovojant dėl Radži širdies. Na, o kita turi dėja palikti šį šou. Taigi, ir atsisveikinti visiems laikams, palikti šį rojaus kampelį ir išeiti žemai nuleistą galvą. bet į limuziną. Bet be Radži. Bet be Radži. Tad mes labai norėtumėm pasakyti jums, kad už vieną balsavo 1148 balsai. Už kitą merginą balsavo tik 188. Ai. Ir projektą Radžis ieško žmonos. Palieka. Tikrai palieka. Barbara, duokit man savo ranką, nusiskinkit obolį ir įsineškit jį kaip prisiminimą apie šį šou. Jūs jame buvot neilgai, bet tikiuosi dar su Radžiu turėsit progą pabendrauti kitomis temomis ir kitomis aplinkybėmis. Paplojame Barbarai. Atsisveikink su merginomis. O dabar norime į sceną pakviesti mums sudainuoti Liepą. Aš dar girdžiu garsus to nelaukto vėjo. Aš dar jaučiu lašus lietaus, kuriuo tikėjau. Sėkmės tau. Dar užuodžiu tą momentą, kai pamilti buvo.
aš iškrisiu. Nepameni? Čia buvo antroji realybės šou Radžis ieško žmonos transliacija. Koks šis realybės šou bus toliau, neįmanoma nuspėti, nes čia tikrai karšta. Na ir nuo šiol naujienų portale balsas.lt jūs galėsite balsuoti už dalyves. Daugiausia balsų surinkusi mergina gaus neliečiamybę ir kitą savaitę bus apsaugota nuo iškritimo. Jau dabar galite atiduoti savo balsą su savo favoritai portale www.balsas.lt. Už merginų šukuosenas bei makiažą mes labai dėkojame Figaro grožio salonų tinklo meistrams. Taip pat mes dėkojame mūsų vaišinančiai pizzerijai Pizzart. Tai picų menas. Picos į namus Vilniuje. Adresas internete www.pizzumenas.lt. Po kelių minučių visos projekto dalyvės išvažiuos prabangių limuzinu atgal į Taujėnų dvarą ir ten visą savaitę gyvens. Tad mes susitiksime su jumis lygiai po savaitės. Iki! Iki!